gimtadienio dovanos dar tęsis ir žmonos malonumui pagaliau atkeliavo mano batai. Tai batukai iš Raidviero. Labai panašius turėjau. Prieš 2 metus, 2 metai, man rodos, kad jau 2 metai prabėgo, pasaulio čempionas tada, tuo laikotarpiu, Karolis laimėjo jaunimo klasikiniam kultūrizme 1 vietą ir kultūrizme 2 vietą jaunimo kategorijoje ir po metų patapo absoliučiu pasaulio vyrų kultūrizmo čempionu. Per gimtadienį padovanojo Raidvier batukus, kuriuos iki pat šioliai nešioju. Ir kadangi jau jų vaizdelis toksai pasitrynęs, švelniai tariant, pavadinkim taip, 15% off, tai jau tikrai reikėjo įsigyti naujus, bet su jais dar neatsisveikinsiu, nes labai patogus ir geri batukai ir jie man tarnaus kaip batai, su kuriais važinėsiu motociklu, nes kadangi aukšta keltis, labai gerai novėjo, visą kitą, tai žodžiu, labai faini. Tai ir kadangi gimtadienis ir žmona tarkavo, kad jau reikia batų, tai užsisakiau naujus. Tai va, čia tokie batukai, labai atrodo dailiai, gražiai, fainai. Kaip ir minėjau, turėjau labai panašius, iš esmės forma jų visiškai tas pats, tik tais buvo juodai raudoni ir žadėjau užsakinėti irgi labai panašius, bet vėlgi Anos dėka pasiėmiau grinai juodus, nes sako, kiek tu gali per tą patį drožtai. Žodžiu, batukai žiauriai kokybiški ir tikrai galiu drąsiai rekomenduoti Raidvierus, bent jau mano šitie vieninteliai, kuriuos turėjau, labai pasiteisino ir labai jais džiaugiuosi, nes 2 metai be priekaištų puikus batai. Tai va, ir dabar turėsiu naujus Raidvierus. Ir kaip tik šiandien yra kojų diena, kuri leis išbandyti juos. Tai manau, kad kojos augs dar geriau su naujais batais. Ane? Taip kaip didžioji dalis moterų sako, nauja apranga, nauja motyvacija, tai čia bus nauji batai, nauja motyvacija. Tai varysim į salę šiandien daužyti kojų su naujais Raidvierais. Tai nėra reklama, tai ne dar kažkas tai toliau, tai tiesiog pasidalinimas su jumis, kad turėtumėt ką žiūrėti, turėtumėt ką klausyti ir domėtumėtės mūsų gyvenimu. Tiesiog tiek. Tai va, važiuojam. Hola, amigos. Sveikučiai, kaip visada. Automobilį ir tam pačiam kely. Pakeliu į tą pačią salę, kaip visada. Taip. Tai šiandien man kojos. Ir ši savaitė, kadangi toks šiek tiek padaužytas, jaučiuosi daugiau negu įprastai, tai vietoj to, kad daryčiau deloado savaitę, tai sumašiau, kad šią savaitę padarysiu tokią palaikymo fazės ir tikiuosi, kad per šią savaitę pilnai atsigausiu ir galėsiu toliau jau kitą savaitę vėl pušinti toliau, nes kaip ir viskas yra gerai ir taip toliau, bet kaip ir minėjau, šiek tiek tokių situacijų, kaip sakykime, šiek tiek pasmukęs apetitas iš niekur nieko, šiek tiek lengvai paprastėjęs miegas, atsistatymas, visas toks jaučiuosi tiesiog suvoliotas papildomai ekstra, negu buvau iki šioliai, ko neturėtų būti. Aš žinau, kodėl tu suvoliotas. Praeit savaitės manęs nebuvo. Tai prisidėjo faktas iš tos pusės. Liūdėjai be manęs. Ne, bet su gyvūnais reikėjo tvarkytis. Kaip nuoširdžiai, ne, ne, tikrai ne, nemeluok.
Tai vienintelis dalykas, problema buvo to, kad reikėjo su abiem gyvūnais tvarkytis, nes kiekvienas turi savo rolę, kas, kur, kaip, kada. Tai su jais šiek tiek yra sudėtinga, kai lieki vienas, nes jiems išsimuša sistema, nesupranta kas, kaip, kur, ką daryti ir taip toliau. Tai reikėjo. Su jais dviese yra lengviau, nes jie yra sudėtingi pakankamai. Debilai jie būtų. Jie kitokie, mesgi susitarėm. Pas jie kitokie, pas manęs debilai. Jie yra truputėlį kitokie. Tai va, tai tikiuosi, kad per šią savaitę pilnai atsigausiu su palaikymo faze, nieko nepušinsiu ekstra. Tai jau 2 tokios treniruotės padarytos. Vis tiek jaučiuosi padaužytas gerai, nes vis tiek tikrai ir atrodai krūvis didelis, ačiū. Mes vėl į tiltą jau kelintas vlogas, kai mes po tiltu važiuojam. Tunelį. Taip, tai tikiuosi, kad, kaip ir minėjau, dar kartelį tikiuosi, kad bus gerai ir galėsiu varyti, o jeigu ne, tai laukia pilauto savaitė, kur reikės, nenori šiek tiek fizinio krūvio nusimest žemyn, kad spėčiau atsigauti, atstatyti, nes visiško poilsio imti tikrai nenoriu, užteko roto viruso, kada negalėjau į salę varyti, nors aišku, tai ne poilsis, bet žodžiu, tikrai nenorėčiau papildomai imti 4-5 dienų poilsio tam, kad atsigauti. Tai, žodžiu, žiūrėsim, bandysim, eksperimentuosim, o jeigu ką, kaip ir sakiau, darai, ką reikia daryti, nors ir nenori kartais. Ar ne? Jo, jam kojas, man kaip visada kojas. Visada kojas. O jinai toliau gali pušinti ir greičiausiai kelsi maistą taip pat. Yes! Ir viskas ir toliau progresuoti, augti, varyti. Tai vat. Jo, nes po kol kas dabar stabilizavom truputėlį svorį, puikiai pavyko, labai gražiai kelių šimtų gramų skirtumų, nežinau, kelias savaitės pralaikėm. Biškį davėm virškinimą atsigaut, biškį davėm pailsėt nuo maisto, nusimetėm ir jau pailsėjus, jau alkana, jau galim kelt. Jo? Jep, o plius čia irgi gerokai atvėsom, ženkliai darosi vėsiau. Rytas vakaras pasidarė jau pakankamai, ne patys maloniausi, ypatingai pats rytas, jisai toksai vėsokas. O vakarė dar, nes dienos metu vakarai nieko tokie, jo. Šyla, bet kuo toliau irgi tuo mažiau tokių saulėtų, šiltų, gražių dienų. Su palaipsniui mažėja. Ateina žiema ir pas mus. Vėjas didėja, ženkliai didėja, visų darosi vėjuota. O kas labai čia šiek tiek užknisa, to, kad praktiškai visi namai neturi šildymo sistemų. Ir jie plonų sienų ir panašiai, todėl namuose šiek tiek to jaukumo kaip ir tos trūksta šiek tiek, nes tokia, jaučiasi lengvas toksai vėsumos diskomfortas. Taip, kaip būna, turbūt čia, sakykime, tas prieš įjungiant šilumą, kai dar lygtis kaip ir normaliai, dar gali kentėti, bet jau kaip ir norėtųsi tos šilumos. Tai vat maždaug dabar situacija yra panaši. Pakirta ranka, ne? Biškį rankelę pakirta. Ja, tas kol šneka, blema, greičiau pabaigtų šnekėti. Laikyk, dirbu. Tai va, tai... Važiuosim pirkti šildytuvą iš tikrųjų. Patarė kokį dujinį, žodžiu, kad ekonominis variantas toks gautųsi, nes turim hondiką, bet neįšildo jisai. Normaliai šūdas, man. Tai va, tai šiek tiek to klausimų kažkaip nelabai faina, bet, ką darysi, yra kaip yra, tikėjomės, šiek tiek bus geriau, bet pakirta, ne? Nuo pėties nebejaučiu iki pirštų, viskas tu baigiai šnekėt. Gerai, pasimatysim iš salės. Neužbaigsiu minties, taip, gerai, davai.
working setas. Ne pagrindinis, dar vienas bus tas pagrindinis, kuris eis arti feilo. Super setas. Kojų lenkimas su suvedimais, kaip matėt. Smaguma. Labai smagus judesiukas, iš tikrųjų šitas pakankamai mano mėgstamas. Pratimukas, gaila, kad tik tais viena ašis. Lietuvoje fitklube, kur sportavom, turėjom tokį patį, bet su dviem ašim tai buvo galima daugiau svorio prisikrauti, čia biški šiek tiek trūkumas. Nu, bet nieko, darai su pauze, gražiai, tvarkingai, irgi pasitaškyt gali sočiai. Labai patinka matyti tos ego lifterius, kurie būtent užkelia kojas maksimaliai aukštai. Čia Anos atveju būtent tokiu atveju ir daryti reikia, nes klubo dominavimas ir panašiai, bet tie, kurie kojas treniruoja, tai bet užkelia kojas maksimaliai aukštai, prisikrauna dafiga svorio ir daro super mažą amplitudę. Bet jeigu jums reikalingas daugiau klubo darbas, tai toks būdas yra ok. O aš einu, apšilnėsiu prie savo Cybexo. Mane? Palaikymui, atsigavimui. Biški. Kaput. Ką? Kaput. Pasta. Judgment. Na ir gerai. Let's go. Turbūt mano mėgstamiausias dvigalvio pratimas. Žiauriai skausmingas, labai
skaniai eina ištempt, išplėšt, puikus pojūtis. Man tobulas pratimukas. Geras. Šiaip savo reikalai, ar ne, žiūriu? Skausmingi. Matau. Aha, bet Vienutėm visą išmušė. biški. Ir pakaušis ten, kur praplikę, raudonai šviečia. Ką darysi? Sens. Nieka, jau užfiksuota. Nu, jeigu ką į Turkiją važiuosim, persodinimą darysim. Abiem. Ne, man tai nereikia, pas mane gražios mano kasos. Pas manęs irgi. Ne, tu praplikęs. O štat čia ne. Žinok, radai kom didžiuotis. Čia galiu nusiskus. Čia turėsiu. Nu, irgi kompensacija. Svarbu, pas mane, ačiū Dievui, atvirkščiai. Nenorėčiau, kad taip pat. Nelabai. Ne, nu gerai. Оп. Бицка, сосицка. Варик, варик, варик. Хочок. Хочок, хочок, хочок. Su švarcu kokiu. Трицка, трицка. Nereikia po kojų komentuoti kažką. Vaikas baigtas, prirašęs man dar rankų čia. Biški, tai žodžiu, tai visada išsitaškyčiau, kad nu ten buvo, ar ne? Yeah. Einam toliau kojas daryti. Nu ką, ar tu gyvas šiandien? Jėzau,
kokios raukšlės. Avataro raukšlės pas tave. Ką darysi? Eisim naikint. Turbūt. Jeigu be padės. Nu, bandy turi padėti. Tai nieko nepakomentuosite, ponas. Na ir gerai. Tai kaput tai kaput. Vienas iš patarimų, jeigu jaučia diskomfortą darant prancūzišką spaudimą, galit daryti, pabandyti kampu. Kitas dalykas, jeigu prastas pojūtis, nerieskit nugaros. Nuspaudus juosmenį, tai iš karto padės įtampa trice. Tai jeigu ką, čia tokie mini tipsai, kuriuos galite išbandyti, jeigu reikia. Toliau picka. Melo mafija. Meluoja, ne? Einu blauzdą daryt. Padarėm treniruotę. Blauzdos ir šiknos nebefilmavom. Jo. Tavo viską sufilmavom? Ne, man ne viską, pirmą pratimą nefilmavom. Tingėjo. Išsitaškė veidai paskui. Tai va, dabar... Tingėjau, papasakok, nes nemeluok žmonėm. Tu meluok. A, ne? Ne, iš tikrųjų jisai tingėjo. Nu tik jau, nenada čia. Viską Gerai, kalbų neieškok, ten buvo linkimas ir tiesimas. Apsimesim, kad čia... trupina bulkas ant manęs, kai pati turėtų apsitrupintai. Bet žodžiu, tai va, dabar presiukas. Čia yra antras aukštas sporto salės. Yra kardio, takeliai, dviratukai, laiptai ir presui keli vežimėlis, extensionai. Čia yra šitas pigienas, žiauriai geras ir ten už nugaros yra pausing rūmas. Tai čia tas pausing room. Tingiu šviesą jungti, automatiškai gražiai įsijungia. Čia labai gerai galima prasipozuoti visada, kada reikia. Taitinas melo mafija. Svaigsta pastoviai bulkas trupina ant kitų. Tai. O čia va, iš antro aukšto galima matyti visą staklyną. Ir šiandien liaudis juda. Taip. Čia. Va, ten daro tempimus Wellness Pro. Ten stovi gale vakuumų trenerė. Kažkur tai, va, čia dar kaip tik su mėlyna maikutė Classic Physique Pro. Tai va, žodžiu, tokia liaudis, čia va, toksai kaip ir jėgistų kampelis. Na, kaip ir viskas. Tiesiog faina, smagu, metalo tusovkė. O čia laikrodis. O ten skrolina vėl, nedaro nieko. Tai va. Ir gerai, užteks. Per PZ einam kočiot puzeką. Ką parneši į namus? Atkeliavo lenkiška aloe vera. Lenkiška būna. Kadangi šiaip natūrali aloe vera pakankamai brangus reikalas
Tai tau reikia, ne? O ką tu čia dėdi nurinukai? Jėzus, Marija. Šiaip tikrai labai apsimoka iš Lenkų užsisakinėti ir turėti šitą gėrį pigiau. Ir nesvarbu, kur jūs gyvenat. Ar Lietuvoje, ar Ispanijoje. Mano palma. Kaip visada, paminkštinimai. Supakavimas geras, kadangi 200 daiktas. Kiek tu čia prisakėjai? Rinu, negalima. Pažiūrėk, jau ir taip apkramtai visas gėles. Vėrinys net tas žodis. Kaip ir turi būti 6 vienetai. Alojus. Jau šitą išbandyta mano, pragerta, jau nežinau kiek čia butelių, kaip tik... Kaip apie alų šneki, klausyk. Nu, kiekvienam savo problemos. Kaip tik šiandien išmetė Instagrame archyvose, kad prieš metus geriau šitą. Ateik čia. Oi, šitą šo pamaišęs. Tai žodžiu, tikrai rekomenduoju visiems ryte vakare 10-20 ml prieš maistą išgert alojos veros. Aišku, jeigu viduriuojat, ar yra šito laikotarpiu paskistėję reikalai tualete, tai privenkit, nes jinai gali skystinti šiek tiek vidurius. Kitas dalykas, jeigu turit šiek tiek problemų kaip tik su ėjimu jo, jis gali pagerinti šitą reikalą. Tai va. Arba Ohiros probiotikai. Nu, faktas. Ohira yra labai gerai. Labai gerai. Tai, va, aloe vera pagerina virškinimą, mūsų visą virškinimo trakto darbą, apsaugo žarnyną nuo blogųjų bakterijų, įsisavinimo ir panašiai ir taip toliau. Taigi, žodžiu, kaip ir minėjau, 10-20 ml ryte vakare tikrai yra labai naudingas dalykas jūsų visam virškinimo traktui. Ir kaip jau tikrai žinot ir milijoną kartų kartoju ir kartosiu turbūt, kad jeigu jūsų žarnynas sveikas, jūsų imunitetas sveikas, jūs patys daug sveikesnė, jūsų psichologinė būklė yra geresnė ir taip toliau. Labai daug dalykų prasideda nuo mūsų žarnyno. Jisai privalo būti maksimaliai sveikas, kiek tai gali. Taip. Tai va. Tiek žinių. Rodyk dar. Buteliokai. Jėzų, kaip gražiai supakuota. Nu va, atkeliavo į Ispaniją. Tai va. Lenkišką aloją. Jau. Darysim. Čia Ką sumokėjai? 176 zlotai su viskom. Tai va. Kažkiek tai ten 2 eurų. Kažkiek nežinau. Jo. Tai va, gersim aloją. Jep. Atvažiavom kalėdinių dekoracijų. Deja. Nedėja. Čia krūvos grožybių, įdomybių. Prikolas. Fainas. Daug visokio kalėdinio grožių. Fainai. Nors ir už lango saulė šviečia, nors jau nebe šilta, tikrai nebe. Tai, bet va, visas šventės tokios labai gražu, faina. Tai va, varom rinktis, pažiūrėsim, ką gero surasim. Ką darai? Šventėm ruošiuos. Mano taip, prisipirkom viskas gruodžio mėno. Atsibūdom savo Ispanijoje, kad vis dėlto gruodžis atėjo, tai reikia
puošti namus, ruošti šventėm. Tai žodžiu, prisipirkom šiandien grožį, nusipirkom eglutę ir puošiam, o pirmoji dekoracija. Pam, pam. Tai va, biškį puošiam, nes labai jau kaip ir kalėdom spėta, ar ne? Nu, įdomiai, pirmą kartą gruodžio mėnesį prie plus 15 ir daugiau, tai su saulė, tai šiek tiek Ką te keista. taip negalvoja? Nu, jiem kitaip biškutį. Čia eglė guli, dar nesurinkta. Pasileidus kalėdinę muziką. Geriausiai. Tokia eglutė mums padarė. Įdomesnė, balta. Bus balta. Šiemet bus balta. Niekada neturėjom baltos. Tai pasiėmėm nedidukę. Galėtų tilpti ant šito mūsų staliuko. 90 centimetrų. Ar ne, Rinukai? Tau reikia eglutės. Jam reikia, va. Ponas Ūdį užgrobęs. Jam reikia labiausiai visą. Nu, žodžiu, kai jau daugiau padarysim kažką, parodysim toliau, ne? Taip. Tararam, viskas. Mūsų grožis užbaigtas. Tiksliau, aš užbaigiau, nes mano ponui pasibaigė kantrybė gal po minutės, 2. 2 burbuliukus pakabino ir sako, ai, tiek to, tu puošk. Tai va, yra eglutė. Nes užknisa tiesiog. Ir vienas dar ponas ant stalo, teko jį biškį deaktyvuoti. Labai puikus būdas tam yra rubelis, nes bandė vogti visus žaisliukus. Ir kabinėti spreglės. Ane, ponia? Tai sakyk, čia ne paskutinis kartas bus. Nu ne, bet nieko tokio. Tai va, mūsų grūžės, kvepia Vien čia. kalėdom. Ir Vienas čia, o kitas už kameros. Tai va. Jo, tai bus kalėdos ir pas mus. Net namų kvapuką cinamono skonio. Nupirkom. Kad smirdėtų, ne? Ir tada. Parodytų spogus. Ne, neturiu. Neturiu. Tai ko bėgi? Neartim, šitą kamerą labai gera. Net nėra mano tokia tobula oda. Ne? O ko liūdė? Ne? Išsitaškęs. Tai va. Užteks, sakykim, čia šnekėt, nusipizėt. Gana. Jep. Все, varom švęst kalėdų ateinančių.